Sveiki, pedikiūro meistrai. Mes sulaukėme labai daug klausimų apie mūsų naujausias pedikiūro frezas su ištraukimo funkcija. Taigi, mes turime dvi skirtingas frezas – Medic Pro ir Medic Power. Taigi, vieną išpakuosiu ir ją pristatysiu. Einame išpakuoti dėžutę. Pedikiūro podologų freza, kurią turi turėti kiekvienas pedikiūro meistras, kuris dirba profesionaliai ir saugo savo sveikatą. Taigi, žiūrim. Iš didelės dėžutės ištraukėme, čia yra daug, mažą dėžutę, kitą mažą dėžutę ir po to parodysiu, kaip išsitraukia šitą frezą. Mes turime pedalą, meistrai, kurie mėgsta dirbti su pėda, turime įjungimo laidą, turime stovelį rankenai, kuri labai gražiai prisitvirtina prie šoninės frezos dalies, rankenėliai statyti ir žinome, turime 3 vienkartinius maišelius dulkėms surinkti. Kitoje dėžutėje turime rankenėlę. Rankenėlė iš tikrųjų yra labai lengva, labai funkcionali, nepavargs riešas dirbant, kas mums yra labai svarbu darbe. Ir žinoma, į šitą frezos dalį įsistato vienkartiniai maišeliai, kurie surenka visas kenksmingas pėdų ir nagų dulkes. Ant pačios rankenėlės yra valdymo mygtukas, įjungimo ir išjungimo funkcija. Sekantis parodysiu, kaip į rankenėlės stovelį įsistato frezos. Visi antgaliukai. Viduje frezos pačiam gale yra magnetas, kuris labai puikiai pritraukia frezos patį stovelio galiuką. Nereikia sukinėti, paprasčiausiai gražiai įsistumė ir magnetas pritraukia. Toje rankenėlėje yra funkcija, kur pati rankenėlė jinai gražiai atsijungia ir išsiardo, tai duoda galimybę meistrui pačiam įsivalyti visą rankenėlę iš vidaus. Nu ką, meistrai, einam prie pačios linksmiausios dalies, išpakuojame frezą. Jinai supakuota į dėžę taip, kad nepažeistų transportuojant pakuotės pačios frezos ir stacionariai pasistato ant paviršiaus tam, kad būtų patogu jums dirbti. Nėra didelė, kas yra labai patogu. Nugarinėje frezos dalyje yra įjungimo išjungimo mygtukas. Šitoje dalyje yra jungtis meistrams, kuriems patinka dirbti su pedalo darbo metu. Ir pats svarbiausias momentas, kaip įsistato dulkių maišelis. Viršutinėje dalyje frezos mes matome jungimo detalės ir ant frezos rankenėlės taip pat. Labai lengvai įsistumė ir užsifiksuoja. Statysiu pagrindinės funkcijos, kaip įsijungia ir išsijungia pati freza. Kada pradedame darbą, frezą pirmoje eilėje įjungiame, kada baigiame darbą, visuomet išjungiame. Visuomet patikrinkime, ar gerai įstatytas ištraukimo funkcija su maišeliu. Į rankenėlę pirmoje eilėje įsistatom stovelį, žiūrime, kad stovelis užsifiksuotų su magnetu. Dabar įjungiam raudoną įjungimo funkciją. Čia reguliuojasi greitis. Kuomet pasunkam greitį, reguliuojasi automatiškai ištraukimo funkcija. Kuo didesnis greitis, to ištraukimo funkcija taipogi yra didesnė, traukia daugiau. Freza turi forwardą, suka į vieną pusę darbo metu, taip pat turi reverso funkciją, suka į priešingą pusę. Įjungiame, kad rankenėlė suktų ir mes galime lygiai taip pat reguliuoti įjungimą ir ant pačios frezos ir taip pat reguliuoti greitį. Čia šiuo metu yra dulkių ištraukimo funkcija neįjungta. Tada mes įjungiame minimumą, kad trauktų, kada didinimą greitį, ištraukimo funkcija jinai traukia daugiau, pati reguliuojasi. Ir kuomet aš noriu, kad trauktų maksimumą, pas mus yra dar viena funkcija. Tada freza traukia maksimaliai. Kuomet baigiame darbą, rankenėlės mygtuką paspaudžiam, freza sustoja. Šitos frezos gaminamos Korėjoje, kaip žinome, Korėja iš tikrųjų turi kokybės ženklą rinkoje. Taigi, mėly meistrai, dirbkime profesionaliai ir saugokite savo sveikatą.